Helovynas jau visai čia pat, todėl metas pasiruošti tamsai, baimiai ir keliems nervų sukrėtimams. Tai pradėkim pro kelias žaidimus, kurie gali sukurti tikrą košmarą tavo ekrane. Tai pirmasis žaidimas Alan Wake 2. Tai psichologinis trileris, kuriame valdai FTB agentę. Ji tyria žiaurias žmogžudystes mažame miestelį, bet netrukus susiduria su pasakojimu, kuris peržengia tikrovės ribas ir susipina su paties rašytojo Alan Wake istorija. Šviesa čia tampa ginklų prieš tamsą, o kiekvienas atrastas puslapis dar vienas žingsnis į beprotybę. Toliau turim Frosmofobiją. Tai koop vaiduoklių tyrimo žaidimas, kur kiekvienas garsas gali reikšti tavo pabaigą. Kartu su draugais renkate įkalčius ir bandote nustatyti, kokia dvasia siaučia, o bet kokia klaida gali kainuoti gyvybę. Atmosfera tokia įtempta, kad net paprastas durų girgždesys priverčia sustingti vienoje vietoje. Trečias sąraše pas mus The Quarry. Tarsi klasikinis siaubo filmas, tik čia tu valdai kiekvieną sprendimą. 9 paaugliai lieka vieni stovykloje ir tu išgyveni naktį kupiną paslapčių bei žiaurių pasirinkimų. Tai istorija, kurioje kiekviena klaida naujas lavonas, o kiekvienas pasirinkimas kova dėl išlikimo. O kaip sąrašas be Resident Evil, Biohazard ir Village. Du žaidimai, kurie kartu sukūrė modernų siaubo standartą. Biohazard įtraukia tave į klaustrofobinį košmarą su Bakerių šeima, o Village išplečia šį pasaulį į gotikinį pasakojimą apie baimę ir išgyvenimą. Čia susilieja veiksmas ir psichologinis siaubas, o kiekvienas žingsnis vėl kelia įtampą. O kur siaubas be klasikos, bet Texas Chainsaw Massacre, klasikinio filmo atgimimas į žaidimų pasaulį. Tai simetriškas daugelio žaidėjų siaubas. Vienas tampa Leatherface, kiti aukomis, bandančiamis pabėgti iš pragaro fermos. Garso dizainas čia daro stebuklus, net šakos traškėjimas gali išduoti tavo buvimo vietą. O paskutinis – Don't Scream. Minimalistinis, bet genialiai žiaurus indie siaubo žaidimas. Jame turi išgyventi miške 18 minučių. Bet yra viena taisyklė – jei šauksi, pralaimėsi. Naudoja tavo mikrofoną, todėl baimė tampa labai tikra, ypač kai negali net atsidūsti garsiau. Tai va, toks mano sąrašiukas, o jeigu galvojat, kad yra geresnių žaidimų arba norit kažką pasiūlyti, tikrai lauksim jūsų komentarų.